Ar kada susimąstėte, ką jūsų rašysena sako apie jūs? Žodžiai gali skambėti lyg muzika, perteikti gilią mintį, tačiau jie gali atrodyti ir kaip meno kūrinys. Pasižiūrėkite, kas nutinka, kai žodis tampa piešiniu. Jis pradeda pasakoti istoriją apie jūs pačius, kurios galbūt dar nežinote. Kaligrafija. Iš graikų kalbos grožis ir rašyti. Senovėje raštas buvo retenybė. Jis buvo vertinamas lyg būtų šventas, o rašymas prilygo maldai. Per šimtmečius rašto formos keitėsi nuo grakščių graikų proporcijų, gotikos dramatiškumo, renesanso ramybės iki baroko teatrališkumo. O šiandien, kai daugiausiai rašome klaviatūra, ranka užrašytas žodis vėl įgyja ypatingą prasmę, tampa asmeniškas, gyvas, tikras. Išbandykime kartu. Jums reikės baltų popieriaus lapų, lapų su pagalbinėmis linijomis, tušo, plunksnakočio su plunksna, indo su vandeniu, indo paletei, teptuko, medinio pagaliuko, servetėlės plunksnai valyti. Remiantis kaligrafo Alberto Gursko metodika, kaligrafijos ir šrifto mokymas pradedamas nuo improvizuoto linijų ritmo, nerašant jokių raidžių, netgi siūlant užmiršti jų formas ir intuityviai kurti savus naujus ženklus. Pirmas pratimas. Retai ir tankiai tiesiomis linijomis užpildytos lapo dalys. Atliekant pratimą siekiama išlaikyti vienodą ritmą visame lape. Linijos vedžiojamos neatitraukiant pieštuko nuo popieriaus. Rašymas ranka gali tapti mėgstamu užsiėmimu. Moksliniais tyrimais pastebėta, kad rašymas ranka lavina smegenis. Taip pat gali būti vienas paprasčiausių terapijos metodų. Antras pratimas. Apvalaus teptuko viršūnė ir šonų su tušu sukuriama vienodo margumo plokštuma. Trečias pratimas. Mažųjų raidžių imitacija. Mediniu pagaliuku, tušu juda nenutrūkstama rašto linija. Iškeltiniai ir nuleistiniai elementai sujungia eilutes. Ketvirtas pratimas. Lapas užpildytas ritmiškai kartojant žodį. Rašoma individualiu braižu, neskiriant dėmesio raidžių formai. Būtina išlaikyti vienodą ritminį margumą. Rašyti drąsiai ir laisvai. Atlikus pratimus, išsirinkite sakinį, kuris mielas širdžiai, kalba apie jus. Adomas Mickevičius, nuomonės ir pastabos.
Jei tavo siela driektusi it klonio laukas, iškart jo dieviška dvasia lyg upė plauktų. Asimetriškai komponuotas tekstas – smaili metalinė plunksna. Daug tuščio ploto ir dideli tarpai tarp eilučių tekstui suteikia skaidrumo, giedrumo. Atlikus keletą bandymų lape su pagalbinėmis linijomis, imkite baltą popieriaus lapą ir atraskite, ką tekstas sako jums. Ilgi, aukšti ir banguoti raidžių elementai labai ryškus baltame lapo fone. Jie tarsi primena turinyje minimą tekėjimą.